Nu, klausyk ir skanumėlis, ką? Ta truputėlį paragausiu gerai? Valgyk, Jėzus, ait negaila. Mano Antanas irgi baisiai mėgsta. Aš kažkaip asmeninė, žinok, netrunka, nekyla paragaut mane. Ar klausyk, maštu, čia man kokių nadų pakišai? Kokių musmirių, kad pati nevalgai, ką? Negi valga. Šituos visą Europą, visas pasaulis valga. O prancūzai tai net apsilaižydami ryja. Nu, žinai, kaip ir biški rūkštokį tokie. Sakau, gal baravykiukai, ką? Aš irgi buvau pasiraukus savo per kalėdą, surijau visus. Nu, Kokie pernykščiai šiumečiai. Taigi mūsų su Jani dabar pagrindinis biznis skaityk. Nu, mes jau prisirinkę turime apie 150 kilogramų. Va. Kiek? 150 kilų, sakau. Atvažiuoja perekupai, tai už 1 kilogramų litų moka. O tai žinai, nu, nieko ir moka, ei. Rūdenį už mažučių baravikėlių kilogramų mokėdavo nuo 4 iki 5 litų, va. Tai už baravikėlių, Zoika. Ak čia, žinok, prirenki didesnį kiekį, tai didesnis pundelis ir litovstų gauna, supranti? Na, suprantu. Nu, bet kad ir ne baravikėliai, bet toks skanumas. Tik tai, kad nepersiričiau, žinai, manas skrandis kledaras. Nu. Tai, kad tavo skrandy buvo opa, aš gijėjau. Ir opa, ir popa buvo viskas užtaišę, supranti. Aš sakau, išduosi tas gerasias vietas, kur auga, ką? Nu, tai... O tai kokias tai stebuklingas jau vietas dabar. Pavasarį, va, kai tik sniego nulaidžia ir lietutį šiltas nukrapnauja, tai ir Janės sodelis ir mano pilnas nėr kur kajas padėti, va. Sakai, ei, nu kad mano sodį tai nei palietaus, nei pas nieko nebūna tokių. Aš garantuoju, Zoika, kad nuveikčiau ir dabar tavo sodelį atrasčiau ir ne vienu, va. Nu, supranti, eisiu aš irgi prisirinksiu, jeigu tik tai rasiu. Bet tokių gerybių, tai tik supranti, reikia palikti Lietuvoj, va, niekur nevežt, tegu auga. O, Jėzau, kad užgėdoja, taigi patiki buvai už Europos Sąjungų, nu, taigi veškim dabar padidinsim eksportų, negi gaila kokią prancūzas taras piniginės, kada nepapulonės biški. Na, supranti, Genutė, į Europą galim vežt, nu, šiaip savo tokius va produktėlius, supranti? A kas gera, tai tegu būna, da paspėsma išvežt. Aš už Europos Sąjungų, bet jie tegu neįsivaizduoja, kad dabar mes iš Europos vešim metalą laužų, padėvėtas mašinas, baldus atiduosim jiem pačiu geriausiu, supranti. Tai tu sakai, šitie slimokai bais jau geras dalykas? Kokie slimokai jam? Kokie slimokai? Nu, taigi iš tie, kur jie visų valandų dabar atsisėdus. A tai kas yra? Nieka nėra, va ateina Janė, paklausima, kaip sekės. Janit, aikšgi čia kągi nebepasivėlė. Taik ir tau parašai. Kad pavargau, žinokit, labas, o nebespėju, aš su jom pavargstu jau. Su kom nebespėju? Nu tai su kom gyvasi jom. Tai tu dabar nori pasakyt, kad aš jas valgiau? Ką tai kas yra? Ar Zoja Vasiljevna Ivanovičiaus valgiau šitas raigės? Ką tai kas yra? O Jėzau, nedovanosiu! Ką čia pasidarė? Dieve, tu mano nedovanosiu, kas gybyja. Kas gyr? Sraigės, kaip sraigės. Nu, aš jie iš karto sakiau, man tai runka nekyla jų valgyti. Nu, o dabar blivoja, va, tumpas visa. Žiūrėk, nu, man tai atrodo, va, kad Europos Sąjunga, va, šitaip kaip Zoja tampysis, kaip Lietuva jo nustos, va. Elsiu savo palikimus, tu. Perekupai rytoj atvažiuoja, nieko nepririnkam. Davai, Mark, greičiau žinių. Eik čia greitai. Nebeturiu sveikatos labai.